Labas rytas. 7 ryto. Mes pasiruošę, keliaujam į pliažą. Prieš paskutinę dieną nusprendėm, kad nėra čia ko miegoti. Kiek čia galima, pailsėsim grįžę namo arba senatvėj. Ne, iš tikrųjų tai juokavo, viskas tvarkoja, atsikelt biškį sunkoka, bet jeigu keliamės vėliau, tai tada liekam be saulės, be jūros, be vandens ir be visko kito. Tai keliamės anksti ir varom į pliažą gauti vitamino D. Kaip mantas? Dar miega biškį. Nieko, viskas tvarkoj, varom budintis pliaže. Tai va, sveiki dar kartą, nežinau, ar nesveikinuosi. Tu nesveikinai? Aš nesveikinau, nes aš mėgau. Grįžom iš pliažo, beveik numirėm nuo karščių. Sakė, šalta bus Tailandė, lietaus sezonas, ko jūs ten važiuojat, mirt galima, vanduo kaip arbata. Taip? Ne kaip arbata, o kaip prisisiota. Ne. Nu taip, nes 36 kaip arbata būtų karšta. Vienu žodžiu. Karšta ir dar kartą karšta. Grįžom, nusibrausim, einam valgyt, kad pilvai nedingtų nuo karščių. Taip, kad biškį nesukūstumėm per atostogas. Taip, bet to nepažinsit, mūsų ką tada darysim. Tai va, einam valgyt, visi kas irgi valgys, skanaus. Vėl tas pats koridorius, kita apranga. Mes privalgę belę ir pusryčių. Mantas pasnaudė. Dabar yra 11:30, beveik 12 valanda. Mes keliaujam į baseiną darytis paskutinės nuotraukas. Ir tolimesnio plano Verona. Teritorija. Varom fotkins. Nu va, varėm 3 pasimasožint. Kojų. Po sunkių ilgų vaikščiojimų reikia masožą. Kojų masažas trunka valandą laiko, kainuoja 300 jų pinigų, tai yra mažiau negu 10 eurų. Atrodo, kad viena masažistė darys visiems. Būtų labai keista, tada mes 63 valandas. Vienu žodžiu, laukiam, žiūrim. Atėjo 2 naujos. Sako, šitą jau padariau, jau nuploviau. Kaip per užpakaliuką. Spojt, сказал. Viskas, koja užmigdyta. Lašinukus biškį pakrapštu. Mai lepkė jamą. Ne, lepkė jamą. Пользуюсь тарелой в барне. Groja pirštais. Patiko? Aš žinau, jausmų. Už tai masažistėm patiko. Patikrino, ar nesulaužė.มันจะดึงดังเวลาไม่ดัง Vienas. Mes po masažo ir nieko nesitikėjom, nes salonas buvo tuštutėlis, bet prifilmavom kadrų, buvo labai gerai. Darant kojų masažą, paskutinės 10 minučių dar daro ir pečius ir nugarą. Labai gerai, labai patiko. O dabar keliaujam į pliažų. Į pliažą biškį pagulėsim. Saulės jau nedaug, jau nebe tokia kaitri, tai ramiai pačilinsim. O vakare mes rytoj išvažiuojam, tai po pliažo eisim dar iki naktinio turgaus. Susipirkti likusius suvenyrus, lauktuvės ir šiaip visokius, ko mes norim. Ir tiek, tai bus tokia lengvesnė paskutinė diena.
Tai vat viskas, keliaujam į pliažą. Tai va, moteris guli iškritę. Laukiam saulėlydžio. Na va, aš vėl kadrė, nežinau, ką man tas paskutinį filmavo, greičiausiai saulėlydį. Mes pasimaudėm pliaže, pasibuvom ir sutikom saulėlydį. Pirmą Tailandė ir paskutinį dėje, nes rytoj jau išvažiuojam, kaip sakiau. Ir dabar keliaujam į turgų pirkti vaisių, nupirkti likusias mažas lauktuvėles, prasivaikščioti, pavalgyti. Ir bus toks kaip atsisveikinimo vakaras, taip sakyti. Ten gale eina Verona su Mantu. Šiandien kažkaip labai daug mašinų, labai daug veiksmo. Tai kelio nefilmuosiu, kad neužsimušt. Tai vat, turgui parodysim, ką valgysim ir ką nusipirkom. Varysim su tuktuku. Lipam. Ir važiuoja. Vaisiukus. Музыку! А тут нельзя включить? Нет. Atvirom durim. Varma. Nu va, su tuktuku pargrįžom namo, nereikėjo lipti į kalną, tas labai džiugu. Nusipirkom daug vaisių ir dabar po truputį dėliojamės daiktus, tai šito bardako nerodysiu, nereikia jo matyti. Bet kokia atveju, rytoj mes išskrenda, mūsų skrydis yra 7 val. Vakare, ne? Jo, apie 7, tai mums iš čia reikia išvažiuoti 3 valandą. Išsikraustomės iš kambario bet kokiu atveju 11, tiksliau iki 11. Ir jau tada pradėsim keliauti namo. Dėja, bet greitai praėjo mūsų atostogos, bet kokiu atveju. Dabar ne apie tai. Viskas, iš turgaus grįžom, viską prisipirkom, dedamės daiktus. Šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti like, pafollowinti kanalą ir susitiksime kitą dieną. Ate! Viso! Labas rytas! Vakarykštis vlogas gavosi labai trumpas, tik 8 minutės. Tai nusprendžiau, kad šiandien laukia ilga kelionė, tai pridėsiu rytą į vakarykštį vlogą, vakarykštį video. Mantas jau prabudęs. Dabar pusė 10, aš nuo 7 ryto buvau išėjus su drauge Verona prie jūros, mes pasivaikščiojom, pasipležinom, pasigulėjom, buvo visai neblogas bangos, tas labai smagu, bet nedidelis, nedaug, bet kelios buvo. Tai vat, pasimaudėm, pasibuvom ir dabar grįžom namo, nusiprausim ir yra pusė 10, keliaujam pusryčiauti. Ir dar po pliažo užėjom į 7-Eleven, nupirkau sumuštinius tokius tailandietiškus. Nieko platino, bet šiaip labai jie tokie smagus, tai nusprendėm nusipirkti po sumuštinių į kelionę arba parsivežti namo. Bet kokiu atveju, varom valgyti, paskutiniai pusryčiai, tada dasimesim daiktus ir turėsim dar 4 valandas laisvo laiko. Tas laisvas laikas jau yra suplanuotas. Tai jį dar pafilmuosiu ir įdėsiu čia, o po to jau kelionė bus atskiram video. Pabaigai paskutiniai dienai vaizdų demonstracija iš pusryčių. Tam pliaže irgi buvom Katanoja Beach. Daug nesiskiria, švariau ir mažesnis pliažas. Šiandien va jau ten jau plaukiojau. Ir va čia yra didysis Buda. Ai, nesimatys turbūt. Ten už kampo ant to kalno, bet jisai yra uždarytas. Mantas valgo. Mūsų nuostabus
Baseinas irgi dar po to nueisiu, parodysiu dar kartelį iš arčiau. Turim ten labai gražią moterį sėdinčią. Žalia ten ta. Čia vat VIP kambariai mes turėjom paprastą. Ir mūsų pusryčių salė dar pabaigai einam, greitai prabėgsim, pažiūrėsim, kągi mes čia valgydavom kiekvieną rytą. Taigi, pradedam nuo kinietiško maisto, saldžios bandelės, garuose daryti sušiai, spring rollai. Šiandien pirmą kartą ryžiai, va taip pagamina patiekalą. Vaisiai ir jogurtai. Šiandien pasikeitė visas personalas ir labai daug naujų svečių. Čia viskas, ką gali pagaminti. Mūsų virėjas labai smagus. Keptos bulvės. Yra blynų, beikono, dešrelių ir kiaušinių. Išsiaiškinau, kad čia yra medus. Ir bandelių stalas. Duonos ir bandelių. Šviežiai spaustos sūris. Na va, ir čia išeinam iš pusryčių ir keliavom ten valgyti. Aš pasiėmiau vaisių, valgiau omletą ir dabar deserčiukas. Viskas, varom toliau pusryčiauti ir eisim dėtis daiktus. Nu va, be 10:11 prisidavinėjom savo daiktus, lagaminus jau nuvežė, va ten tas žalias krepšiukas, va šitas va, kur paėmė ką tik, vaisiai ir yra 2 tokie. Mes su Mantu pasiruošę dar 4 valandom poilsio, varysim į masažą. Ir dabar pas Veroną, vienu žodžiu, tada masažas, dar valanda maždaug bus visai laisva ir bus naujas vlogas su kelione. O čia viską sudėsiu į vieną. Tik sėdim, laukiam, sakė palaukti 10 minučių, atiduos depozitą, greičiausiai duos 1 milijoną lapelių lagaminam ir taip toliau ir panašiai. Gale vaizdas irgi labai smagus. Ir rašė, kad jie 6 turėtų atnešti naują. Mes atvarėm į masažo saloną. 4 masažas ir vėl skirtingas. Darysim galvą, kaklą, pečius ir nugarą. Pafilmuoti nepavyks, bet papasakosim būtinai, kaip tiko ar patiko ar ne. O Verona darosi kojas. Viskas varom masažuotis prieš kelionę. Aš dar blogiau atrodau. Buvo labai gerai. Buvo gerai? Aha, aš tai užmigau ir apsiseilėjau. Aš jaučiau, kad seilės įsispipričiau po burną. Žodžiu, labai gerai. Labai gerai. Čia buvo labai geras sprendimas ateiti paskutinės valandas prieš skrydį į masažą. Buvo nuostabu. Už šitą masažą mokam 400 jų pinigų žmogui. Tai yra po 11 eurų. Darė beveik valandą laiko. Vienu žodžiu. Nuostabu. Puiku. Varom toliau. Nauja biliardo vieta. Pas Veroną viešbutyje. Mantas sujungė visus ventiliatorius, nes kitaip mirtis alyvose. Va toks vaizdelis. Baseinas. Va ten mūsų viešbutis. Kur gyvenam? O dabar esam pas Veroną, nes mes jau išsikraustėme. Einam žaisti biliardo prieš išvažiuojant. Pažaidėm biliardo 1-1, o dabar merginos mokinasi šokti. Smagu. Valandos bėgi iškeliaujam. Mes automobilyje, o tai reiškia, kad atėjo laikas važiuoti į oro uostą. Taigi šiandienos video pasibaigė ir visą kelionę filmuosiu atskirai, kad būtų patogiau žiūrėti. Šiandien tiek ir ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like,
pafollowinti kanalų, Spausti varpėlį. paspausti varpelį ir susitiksime kitame video. Bet ne varpą, Ate! ate.